Su emociniu valgymu yra taip, kad vienas dalykas yra fiziologija, vieni esam linkę labiau malšinti emocijas negu kiti ir kartu yra dar kitas dalykas, vėlgi susijęs su mūsų kūno fiziologija, mes turim suvokti, kad jeigu mes turim stresą, nes vėl visuomenė viską vadina stresu, iš tikrųjų mes turim stresą, o stresas yra geras dalykas, nes stresas mūsų mobilizuoja naujam veiksmui. Distresas, kur mes nuolatos esam kažkokio įtampoje, nerimo jausme, kažkokiam diskomforte, čia dažniausiai ir yra tos situacijos, kur žmonės yra linkęs prie jų būti su maistu. Nes fiziologija yra tokia, kad jeigu atsitinka ekstra dalykas, paprastai tariant, mūsų kūnas pasiruošia gynybai. Maistas ir virškinimas yra poilsio režimas ir jeigu ekstra kažkas atsitiko, reiškia virškinimą stabdom, nes mums dabar reikės energijos, kad mes pabėgtumėm nuo kažkokio priešo. Bet jeigu mes visada esam toj padidintos žadinimo būsenoj, kur nuolatos sukasi mūsų galvoje, kad tą reikia išspręsti, tą reikia padaryti ir taip toliau, tai faktas, kad tada tikėtina mes būsim labiau emociniai valgytojai plus fiziologiniai dalykai.